Šiandien pas mus yra svečių su kamerom nemažai, tai prašom gerbt, nenušaut ir šypsotis. Ankstyvų savaitgalio rytus su kavos puodeliu jie iškeičia į legendinio šaulio Robino Hudo laikus menantį užsiėmimą. Greičiau už vėją skriejanti strėlė paklūsta ne kiekvienam ir ne iš karto. Tradicinis lankas reikalauja jėgos, dėmesio, intuicijos ir daug praktikos. Čia, sakysim, mes praktikuojam tokį gali sakyti, objektyvų taikymasi, kai tu žinai, kiek reikia žemiau arba kiek aukščiau taikyti priklausomai nuo atstumo. Arba, sakysim, tiesiai į centrą taikyti. O yra vadinamas instinktyvus šaudymas, kai sakysim, senovėje medžiotojai sugebėdavo lekiantį paukštį numušti, tu čia neturi nei laiko, nei apsispręsti, nei įvertinti, kaip šaut, tu tiesiog jauti, kaip žmogus, sakysim, akmenį mesdamas pataiko. Yra tokie ten Amerikoje meistrai, kur sakysim, į aspirino tabletę išmesta į viršų iš 10 metrų pataiko. Šaudymas iš lanko demokratiškas sportas. Jo imtis gali visi, kam pakanka jėgų įtempti templę ir iš taikinio ištraukti strėles. Ko gero, vienintelis ginklas, iš kurio neįmanoma nusišauti. Tai šiuo požiūriu jisai yra saugus. Ir sakykime, net ir jokių apribojimų, jokių dokumentų lankai įsigijant nereikia. Yra apribojimas lanko jėgai. Šį kartą lankininkai susirinko neįsijausti į Robino Hudo vaidmenį, o dalyvauti varžybose. Šitos varžybos ypatingos tuo, kad šaudoma į žvėrių figūras, galima muliažais vadinti, nes ten iš specialios gumos padarytos tos figūros, tai čia yra kaip ir medžioklės imitacija. Aišku, atstumai yra žymiai didesni, negu medžioklį naudojame, čia iš tokio atstumų niekas nemedžioja. Vieni prieš pakeldami lanką turi susikaupti, kiti kruopščiai nusitaiko, treti šauna nieko nelaukdami. Technikos skirtingos, bet šūvio akimirką visi lankininkai atsikrato bet kokių minčių. Turi būti ramus, apie nieką negalvot, nuo visko atsiribot ir pats šūvis idealiausias skaitosi, kai tu nežinai, kada templė nusprūs nuo pirštų, tai tu nespėjai, reiškia, kūnas nespėja sureaguoti į šūvį. Tu nespėjai padaryti klaidos. Nes lankas visada teisingai šauna, reikia tik jam nekliudyti. Tai čia yra ta filosofija. Kad reiškia, turi viskas išnykti, turi likti tik tai šūvis. Tai nėra nei tavęs, nei lanko, nei strėlės, yra šūvis. Aš pavarysiu tarp kepenų. Oho. Kaip Robin Hoodas pasijunti. Tas didžiausias džiaugsmas, aišku, yra kaip pataikai, bet tas šūvio natūralumas, pats reiškia, strėlės išlėkimas, jisai su jokiu kitų ginklų nepalyginamas. Jeigu tavo priešininkas pataiko, tai už jį visi džiaugiasi, o ne taip, kad kaip man negerai bus. Ne, čia kaip sakant, ne tame esmė yra, ne rezultate, procese. Visi gyvenam draugiškai, vienas kitam padedam ir džiaugiamės. Opa.